Ne, videoklipas yra. Mašinos salonė sėdi su žalia striuke. Mersiukė. Aišku, kad mersiukė. Kol mokyklinės ir mokyklinės mane atleido daktarė nuo paskaitų. Ta mergina tik tokius mano filmuodavo. Man irgi taip atrodo. Pažiūrėkite mano įdomų nuomonę. Okei, tuoj. Net atlikėjas nepažįstu aš kokio. Vadinasi, atlikėjas. Super. Labai nice. Aš tai pafollowinu. Nickname'as man nepatinka. Kaip snika. Ne, ką. Stumiu, hebra, stumiu. Mano tiek šokolado toj dantukai sugės. Eik, pažiūrėk. Ką pažiūrėk? Ten tas, kur prašė, kur apatinis brūkšnelis F-boy ir apatinis brūkšnelis. Aš ten sakau, taip, nelaikau savęs autografo. Man kaip tik reikėtų, žinok, fotosesijai. Aš labai gražią suknelę turiu. Ir mano gimtadienis greitai. Už 10 dienų, už 9 dienų šiaip jau. Videką geriau padarom. Man fotkių reikia. Labas rytas, labukas. Mano 21. Gimčia. Mano lapkričio 16. Skorpionas. Žodžiu, nieko man neatsako ten tas fuckboyus. Tavo lūpos labai geros. Pripūstos. Nemeluosiu, pripūstos jos. Gerai, pažiūrim dar kartelį apžainką. Apžainką. Man tas pasies fotkės. Pala perkus. Netikiu, noriu įsitikinti. Atradau skorpionę. Ok. Tu dar ir dainuoji, ble? Apžainka, alio. Kokį gabaliuką išleidęs esi? Apžainko. Aš noriu paklausyti. Jos reakcijos tai nahui. Gerai. Va, ne, sen, žiūrėk. Mes nebegyvenam 2016 metais, ne? Tarp nuotrauka turi būti kaip nuotrauka, o ne šonuose tie balti šūdukai, kurie padaro nuotrauką tokią. Nesakysiu asmeniškai susiu. Nu pasakyk. Prašau, aš noriu paklausyti. Koncą senis, kur sukūręs, ble. Fotkę iš konco, karočią. Nesakysiu tau, pamaimėsiu. O ten mergytė žiūriu priekį jau klikauja. Žodžiu, tai tą paskutinę trinklauk. Tipo, sakau, negyvenam 2016 metais tie šudukai tarp nuotraukos niftemų. Gerai, tada čia matau antrą padublintą. Tas mėgstinis. Šiandien. Žinau, būčiau daug panatai nupis. Gerolė fotė, palik. Ir ten, kur haikini su tėvais trinklauk. Gavau su mamičiukas. Juokauju. Toks tipo. Negaliu pajudėti švietus. Labas. Jau padaryta. Kas padaryta? Kem 7 žmonės. Ir taip jau kelias valandas laikosi. Žiauriai awesome, bet nesu aš tokio įdomi iš tikrųjų. Aš tiesiog tu Lietuvė ar Lenkija? Lenkija tikrai ne. Iš kur jūs ištraukė? Aš tiesiog užkimus. Pas man toks balsas. Šiuo metu.
Pažiūrėk ir pasakyk nuomonę. Ok. Vardu, ne? Spėjau. Man tai ženklas jau gaila, kiek salkinį dėk prisikabinę. Ok, Ernestai. Kodėl tu dar nemiegi? Dėdė tau jau laikas miegot. Gerai, žodžiu. Nu tai basic berno Instagramas. Mašinos. Ir man atvirai pasakyti, kad trint, ką netrint, ar šiaip tiesiog pasakyti nuomonę apie tavo Instagramą. Viską trint. Kaip man tau atsiųsti į pumą? Jo, bet aš vis tiek bet kokiu atveju pajungsiu ją per čia. Tai tipo, jeigu nori. Žodžiu, tai žiūrėk, Ernestai. Nežinau. Bet kročia, kur dūmina mašina, kur ratus suki. Tai žiūrėk, dar fotė, šitą galiu palikti. Ir palik, žinai, dar kokią. Kur prie kalnų. Visas kitas trink. Ten atrodo, toks dėdis. Taip. Bet spaudžiu patinka. Kažkur kaimynai dūmus rūko. Nes į chatą parėjo kvapas. Čia man? Ne tau. O tu nors mėgi? Jo, mėgau šiandieną. O tai apie mane atvirai sakei? Palauk. O koks Instagramas? Man nesakai, kad tau vapšė greta nieko nereikia trint. Seni, tu tik greičiau kel kažką. Kokiam rajone mergaičiai gyvena, nesakysiu. Bet šiaip iš tikrųjų labai keista yra sėdėti vienai namienę ir tiesiog savo balsą girdėti ir jūsų negirdėti, pavyzdžiui. Tavo naują postą. Parsivežiau suknelę žiauriai gražią.